Sugedo mano kameros baterijų pakrovėjas. Sveiki atvykę į vlogą. This is just too much pressure. Who do I think I'm fooling? What do I think I'm hiding? You can see right through it. It's like you see inside me. What do I think I'm doing? Trying on these big shoes. Feel like a clown walking. Insecurity doing all my talking, saying like me to try to quit. Who do I think I am? Trying to dream this big plan. Feel like a cliche crawling. Self-doubt doing all this squalling, saying blah 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 blah. You're not enough, so give it up. Go home. Stop trying and lying and get into trouble. Jo, sugedo mano kameros pakrovėjas, o man rytoj naktį išvažiuot aš nespėsiu nusipirkti. Pakrovėjas krauna 2 iškart baterijas ir jisai jungiasi į USB, galima jungti į powerbank. Turiu dar tokį originalų pakrovėją Panasonic, bet jisai jungiasi tiesiai į rozetę, iš USB jisai nekrauna. Neštis į kalnus jau neapsimoka, vis tiek aš negalėsiu jo naudoti, nes ten rozetės kažkokios, kad krautis nelabai gausiu. Dar turiu vieną tokią small rig bateriją, kuri kraunama tiesiai, be jokio pakrovėjo. Turiu tokias 5 baterijas ir vieną tokį. Visas mano filmas priklausys pagrindinė nuo šitos baterijos. Jeigu gausiu pakrovėją Zaragosoj, tada viskas bus gerai, jeigu ne, tai kažkaip reikės suktis. Seniau būdavo taip, kad prieš planuojant kelionės faktiškai viskas būdavo ant popieriaus. Man visą laiką patiko kuo geriau susiorganizuoti viską, kad būtų viskas vienoje vietoje. Čia buvo planuojama Tour de Mont Blanc kelionė. Viską rašydavosi į knygutę. Pavyzdžiui, čia mano Balkanų kelionė planuota. Čia skrydžių bilietai, iš karto įsiklijuodavau į knygutę atsispausdinęs, po to draudimas ir taip planuodavau maždaug viską pagal grafiką, kaip kas turėtų vykti. Čia autobusas, skrydis ir žodžiu visa eiga pagal laiką, visas planavimas būdavo užrašuose. Laikai keičiasi ir užrašų nebereikia daugiau nešiotis. Dėl ko aš apie tai kalbu? Dėl to, kad aš noriu jums parodyti, kaip aš dabar organizuoju savo kelionę, kokius įrankius aš naudoju tam daryti. Kaip matome, yra mano kaip ir inventorius. Jūs matėt video, kai aš fotografavau ir surašinėjau visą savo inventorių. Tada misija, čia yra mano kelionės įsikelti tikslai kažkokie. Tai yra Penamonte Nesa, Vignemalė, Gaverna Krioklys, Monte Perdido viršūnė, Rolando perėja ir Aneto viršūnė. Čia dar nespėjau suvesti visos informacijos, bet maždaug matom visos tos lentelės, kaip ir kas čia turėtų būti. Tai yra aukščiai, kur yra starto vieta,
koks tos vietos yra aukštis, koordinatės, kiek kilometrų, koks atstumas iki nakvynės, daleiskim kaip čia dabar, kiek reikia sukilimo iki nakvynės ir po to čia iki viršūnės, iš viso kiek sukilimas, nusileidimas ir panašiai. Pati kelionė, kaip matom pagal laiko grafiką, čia likę yra 1 diena ir 11 valandų. Iki kelionės pradžios, tai yra iki autobuso išvykstančio į oro uostą. Autobusas išvyksta 2:30 minučių nakties, po to jau skrydis į Zaragosą 7:25, tada automobilio pasiėmimas 1:30, viešbučio rezervacijos, vėl auto grąžinimas, skrydis atgal į Londoną, autobusas grįžtamas ir čia turiu dar papildomą skrydį į Londoną tuo atveju, jeigu man nepavyktų visko suspėti dėl orų ar dėl kažkokių kitokių tai problemų, tai tada aš turiu dar 2 papildomas dienas ir turiu nusipirkęs iš karto kitą skrydį atgal, jeigu prireiktų. Čia skrydžiai, transportas. Misijoje taip pat matome kitą grįžtamą laiką, tai yra 2 dienos likę ir 15 valandų iki mano žygio pradžios. Kelionė rodė likusį laiką iki kelionės pradžios, o čia rodo iki žygio pradžios. Ir čia jau kai įvykdytas bus kažkoks tikslas, uždedu varnelę ir iš karto matome progreso liniją, čia raudona, kur rodo, kiek etapų įvykdytas. Čia yra vandens nustatymai, tai kad lengviau būtų skaičiuoti kuprinės svorį, tai galima čia pasikoreguoti, daleiskim, kiek vandens aš normaliai nešuosi 2 butelius, tai apie 3 litrus vandens. Ir tada aš galiu eiti į inventorių ir į kuprinę ir iš karto man kuprinė rodo mano bendrą svorį su vandeniu, kiek ant kūno ir kiek visos kuprinės. Čia avalynės svoris jis yra neteisingas. Čia turbūt 2 batai įdėti į kuprinę. Tai čia reikia pakeisti. Tai paliekam vienus batus auto ir iš karto pasikeitė kuprinės svoris ir avalynės svoris pakito. Čia kešas, tai čia yra viskas, kas lieka automobilyje arba palapinėje. Ką turiu pasiėmęs į kelionę, bet šiuo metu nesinešu su savim. O čia yra mano svoris ir bendras svoris, su kokiu aš einu. Tai bendras svoris, su kokiu einu, yra 100 kg ir 440 gramų. Sandėlyje yra visas mano turimas inventorius. Čia galima pasižiūrėti, ten kai kur yra informacijos, kai kur tuščia, nes nelabai čia yra kažką tai suvedinėti kažkokią info. Bet jeigu nueisim, pavyzdžiui, filmavimo įrangą, tai jau ten aktualiau kažkokią info susivesti, tai yra gamintojas, po to modelis, svoris, kas yra labai aktualu, čia talpa kuprinėje kiek, tai čia 0,4 110 ml vietos užima kuprinėje, čia išmatavimai, čia aprašymas ir tada reitinguoju aš jau pats čia tuos daiktus pagal save, kaip man patogiau. Žodžiu, esmė aiškiai, manau, supratot, ką aš norėjau tuo parodyti, kad iš tikrųjų viskas yra vienoje sistemoje ir viskas yra iš tikrųjų labai patogu. Ir jeigu pažiūrėsim, čia draudimas, kontaktai, ambasadų, visi rekvizitai, biudžetas, iš karto viskas skaičiuojama eurais ir svarais, kadangi kur aš keliauju, ten viskas yra eurais, bet mano kaip ir namų valiuta yra svarai, kadangi aš gyvenu Anglijoje. Tai man labai patogu, viskas yra perskaičiuojama, kai ką perkau už svarus, kai ką perkau už eurus, bet bendroje sumoje aš matau, kokia situacija vyksta su pinigais ir koks kelionės biudžetas yra. Daugmaž aiški situacija, nenoriu per daug įsiplėsti, bet supratot, manau, kaip yra lengva organizuotis visą kelionę, kai turi viską vienoje vietoje ir įsitraukus telefoną galima labai greitai viską pasitikrinti, viską susižiūrėti, ar kažkokiu daiktų galima užsidėti priminimus, kada baigėsi, daleiskim, draudimas, arba ten iki autobuso liko 2 valandos ar panašiai. Viskas labai patogu. Visos rezervacijos gali būti vienoje vietoje, navigacija, galima tiesiog jos paspaudus, iš karto atsidaro
daleiskim šiuo atveju viešbučio lokaciją ir iš karto galim naviguoti be jokių problemų. Čia galima taip pat pasispausti iš karto nueiti į rezervacijos ir ten internetinį puslapį. Šiaip pati programėlė sukurta taip, kad ją galima būtų naudotis be interneto, nes kalnuose interneto beveik niekur nebūna. Tik tai visos tos nuorodos, jos aišku neveiks be interneto. Navigacija gal jeigu žemėlapiai parsiųsti, gal ir veiktų. Jo, tai tiek būtų kol kas, o mes toliau ruošimės kelioniai, pakuojamės ir jau labai greitai. Važiuos šitom 2 tašėm. Čia bus rankinis bagažas, čia visa elektronika, dronas, kameros, visi laidai, viskas kas sunkiausiai čia. Šita tašė 10 kg, eis į bagažą ir viskas. Dabar jau yra 1:30. Oro uoste turėčiau būti kažkur apie 4:30. Tai Zaragose tikiuosi būti 9 val. Kažkur tai Anglijos laiku, tai čia jų laiku bus apie 10, manau. Stop trying and lying and getting into trouble. Blah, 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 blah. I'm not enough. Not giving up, not going home. I'll give you hell. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. We blah, 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 blah. Sveiki, aš esu Jermis Matuza ir noriu jūs visus pakviesti į mano, tokį sakyčiau, pirmą kelionę vlogą Pirėnai. Nežinau, kaip atidaryti. Visas mano turtas. O, kaip kvepia nauja mašina visiškai. Kas čia vyksta? Kažkoks kosmosėlis. Reikia apsėdti. Sakė, aš pirmas vairuotojas, niekas dar nevažiavo. Gerai, metam tašes. I never imagined
then life would be like this. 2.5 kids, white picket fence, white fine as a college parking ticket is. God first, can't forget what the mission is. I'm grateful, like half the shirts up in my closet. Trying to find the key to life, realize I never lost it. Chasing dreams, running circles, feel exhausted. Hard to budget for it if you don't know what the cost is. But push the chips to the center, we are all in. This ain't no get rich quick money pit to fall in. This that learn to walk before you start crawling. First shall be last, few chosen, many called in. Buvau padaręs pit stopą, nes neturiu nieko, nie kuro, kuro dar buvo, čia būtų užtekę, bet paskui nežinau, kaip ten su degalinėm bus. Bet, blemba, aš jau angliško eismų varau priešais eismų. Bet reikėjo užsipilt kuro, neturėjau visai vandens, o 307 šilumos, tai patys suprantat, kad vanduo eina greitai. Dar nusipirkau trigubą ekspreso ledinis. Ir aišku, vakarieniai labai sveika, bet reikės energijos. Dabar važiuoju, čia kur tos griuvėsius pravažiavau. Čia atvažiavau į kažkokį miestelį, kur tie griuvėsiai yra, tai tada galvoju, kadangi aš čia atvažiavau į degalinę, tai važiuoju pažiūrėti aš tų griuvėsių, jeigu aš juos rasiu. Kažkokia kaip varpinė, kur tie griuvėsiai. Man atrodo, aš čia prie pat jų griuvėsių, bet jų iš čia nesimato, nes uždengia šitie namai. Ai, gal aš čia labai ir neblūdinsiu. Nes reikia taupyti laiką. Reikia valgyti ledus, nes ištirps. Suteiktos teisės ir votas Aragonų karalystės rūmuose. Piliakalnio viršūnėje stovėjo tvirta musulmonų tvirtovė, vėliau rekonstruota su bažnytiniais elementais. Dabartinės liekanos – romanikos Kistercų bažnytėlė, vėlyvesnė barokinė ermita, interpretacinis centras, požeminės vyninės ledų talpykla. Jei nori detaliau sužinoti apie konkrečias liekanas, pavaizduok, kam skirta Pozo šelo ar kaip atrodė viduramžių pilys. Spidometras ant stiklo, viską ten rodo greičio limitus, rodo, kada ant linijos užvažiuoji, rodo šonę mašiną, kada yra kažkaip niekur nereikia akių patraukti, viską matai ant to stiklo. Iš pradžių tai kažkaip ieškodavau, nes vis laik įpratę žiūrėti į tą panelę. Bet kai pratau dabar pavažiavęs truputėlį, tai nerealiai smagiai kažkaip niekur nereikia dairytis. Beveik 2,5 valandos sudeginau visą Zaragosą, išvažinėjau niekur. Nėra jokios parduotuvės, kad būtų kamerom baterijos pakrovė nusipirkti, tik tai galima Barcelonoje arba Madride. Ir iki ten daugiau nei 3 valandos kelio, tai tikrai nevažiuosiu. Važiavau kažkokį tai miestą, Liuiską. Sveiki atvykę į Liuiską. Man dar 1:25 minutės iki vietos. O jau yra po 8:15, jau neužilgo pradės temt. Tai gali būti, kad nuvažiuosiu tamsoj. Griuvo visi planai, nieko, kaip nors įsisuksim. Įspūdingas vaizdelis, kaip laukiau šito reginio. Atrodo, kiek važiuoja ir neartėja tas kalnas niekaip.
važiuojam Pirėnų pasienį. Čia jau visur prasideda Pirėnai šone. Lietuvoje toksai jau būtų turbūt kaip ir turistinė vieta, o čia žvyrkelis. Aragon pilis vienuolynas. 11 amžiaus pabaigoje ją pastatė karalius Sančio Ramirez, kaip tvirtovė Huescos užkariavimui. Vėliau ji virto galinga abatija valdžiusią daugybę bažnyčių ir žemių. Šiandien čia likę griuvėsiai, bet jų tyloje dar jaučiamas senosios Aragono karalystės svoris. Kokie seni vamzdžiai, suraudyję. Čia gal buvo garažai kažkokie. O čia kokia traktorius tvarkydavo ar kažką velnias, žinau. Kažkoks angaras buvęs apleistas. Nesupras. Čia saulutė kavojasi po truputį. Kaip matot, istorijos čia netrūksta.